atvykę į mano kanalą Spalvų mokykla. Kanalą, kur mes keliam savo pajamas per fraktalinį piešimą. Kas yra fraktalinis piešimas, kodėl jis yra naudingas? Fraktalinis piešimas, trumpai, jeigu paprastai tariant, tai yra piešimas užmerktomis akimis. Jūs užsimerkėt, piešėt raizgalinę 1 minutę, o paskui užmerktomis akimis traukėt pieštukus ir po to tą piešinį galima skaityti. Tai yra pagrindinis fraktalinio piešimo algoritmas ir fraktalinio piešimo skaitimas yra bazinis, nuo kurio prasidėjo visa šita metodika. Kodėl jis yra naudingas? Piešiant piešinius, tokius abstrakčius, kurie neturi ypatingų taisyklių ir ieškant juose, tarkim, naujų simbolių kokių nors arba naujų elementų, visų pirma, jis atpalaiduoja. Tai padeda išeiti mums iš streso, kurį mes patiriam kasdieną, ir įveda mūsų tokią vadinamą teta būseną, tokią įkvėpimo būseną. Tai yra pirmas piešinio privalumas. Antras dalykas, jis padeda kurti naujus neuronus. Ta prasme, žmogaus smegenys veikia taip, kad mes sprendimus priimam jau įprastų mums būdu. Mes mąstom tik taip, kaip esame įpratę, ir pamatyti naujų dalykų mums yra labai sudėtinga. Taigi, arba tai įveda labai didelį stresą, pavyzdžiui, jeigu kažkur reikia staigiai persikraustyti, pakeisti kažkokį tai savo darbo vietą netikėtai, arba pakeisti, kažkas keičiasi netikėtai gyvenime, mes įeinam į stresą. O štai fraktalinis piešinys padeda atrasti naujus būdus, sprendimų, pamatyti naujus kažkokius tai kelius, kurių nesat matę, švelniai ir, kaip sakant, ne be streso. Nes piešimo metu, ypač per 21 fraktalinį piešinį, formuojasi nauji neuronai ir jūs pradedat matyti galimybės kitokias, negu matėt visą laiką. Tai ta prasme, jūs pradedat priimti kitokius sprendimus, negu jums šiaip yra būdingi. Žodžiu, fraktalinio piešimo piešimas tai yra toks minkštas būdas pakeisti savo mąstymą. Kodėl jis kelia pajamas? Iš ko susidaro mūsų pajamos? Savivertė, galimybė siekti tikslų, ant kiek ilgalaikius tikslus mes sugebam siekti, galimybė prisimti atsakomybę. Žodžiu, šitie 3 dalykai, iš kurių susidaro mūsų pagrindinės pajamos. Ir būtent 21 fraktalinis piešinys, jis padeda lavinti visus šitos dalykus. Ir kad būtų jau užtikrinti, aš savo praktikoje, kurią vedu savo kanale ir apskritai su žmonėmis, kurias pravedu, aš prie kiekvieno piešinio suderinu jį su savivertės kėlimo pratimais. Žodžiu, kad jums veiktų ne tik tais pasąmonė, bet ir kad sąmoningai pradėtumėt atlikti kitus veiksmus, jeigu jūs esat pratę. O aš jūs kviečiu nusipiešti diagnostinį fraktalinį piešinį ir aš jums jį perskaitysiu. Bet perskaitysiu su viena sąlyga, kad norėsiu jį perskaityti online, tam, kad sukurti vaizdo įrašą ir įkelti į šitą savo kanalą Spalvų mokykla. Jeigu jums būtų labai malonu, kad jūs irgi matytumėtės mano vaizdo įrašė ir mes dalyvautume dialoge, bet jeigu jūsų savivertė dar ne ant tiek išlavinta ir rodyti save jūs bijot, tai galite atsiųsti man tiesiog piešinį ir aš jį paskaitysiu online be jūsų, bet norėtųsi gauti atgalinį ryšį. Dabar pereinam prie diagnostinio piešinio atlikimo. Kokios mums reikalingos priemonės? Visų pirma, A4 formato albumas. Ką noriu atkreipti dėmesį, kad jis turi būti paprastas vatmanas ir jokių būdų ne akvarelinis. Nes ant akvarelinio popieriaus netaip tolygiai pasiskirsto pieštukas, o tai turi įtakos skaitimui. Toliau pieštukai, 24 spalvos, geriau akvareliniai. Taigi turėkite omeny, kad albumas ne akvarelinis, o pieštukai akvareliniai, nes jie yra minkštesni ir jų spaudimą galima įvairiau reguliuoti. Jų paspaudimą ant popieriaus lapo galima lengviau reguliuoti.
Kas yra svarbu? Baltas pieštukas, su juo nespalvinam. Mes jį patraukiam. Tiesiog išimam iš dėžutės. Lieka 23 spalvos. Galima naudoti 12 spalvų vieno gamintojo, 12 spalvų kito gamintojo. Tai bus 24 spalvos. Jos skirtingų gamintojų, jos vis tiek skirsis atspalviai, todėl jos galima naudoti, rekomenduojama naudoti. Taigi lieka 23 spalvos ir su jom lygiai taip pat galima spalvinti. Toliau gelinis tušinukas, rašiklis. Jis turi būti tolygiai rašantis, pasispaudžia, gražiai piešia. Žodžiu, jeigu jūs užsimerkė akis, pradėjot piešti ir pastebėjot, pamatėt tik paskui, kad pieštukas tas rašiklis piešia netolygiai, piešinį išmetat, piešiat naują, paimat kitą tušinuką. Turi būtinai būti juodas gelinis rašiklis, rašantis gerai ir tolygiai. Taipogi mums reikalingas laikmatis. Užtenka telefone arba kompiuteryje, kur jūs naudojat, kad praėjus 1 minutei suskambėtų žadintuvas. Taipogi mums dar būtų pravartu turėti drožtukus, nes pieštukai mėgsta greitai lūžti arba nusipiešti, kad jie darosi jau tokie nebeaštrus. Taigi drožtuką irgi turėti reikia. Ko dar reikia? Reikia dėžutės, kur pieštukai gulėtų palaidai. Nes mums svarbu nežinoti, iš kurios vietos pasiimam pieštuką, nes mes juos trauksim užmerktomis akimis. Ir turi būti pieštukai padėti laisvai, kad jie ten maišytųsi, kaitaliotųsi ir jūs, kai padedat, būtų neaišku, kur padėjot ar neatsimintumėt vietos. Ta prasme, kad būtų visiškai, nežinomybės faktorius, kad išliktų, kad jūs nežinot užmerktomis akimis, iš kur pasiimat pieštuką. Todėl reikalinga padėti palaido dėžutėj. Toliau nuo ko pradėti piešti. Lapą padedat horizontaliai. Kitoje lapo pusėje rašom datą, vardą ir žymim, kur viršus, kur apačia. Nes tie, kas susiduria su fraktaliniu piešimu, linkę paskui nusipiešti dar kartą po kurio laiko, tarkim po 2 metų, po 3 metų, po mėnesio. Ir labai smagu palyginti savo piešinius, kas pasikeitė per tą laiką. Todėl būtinai užrašom, kas piešia. Galbūt jūsų gali būti šeimos narių piešiniai arba jūsų, kad būtų aišku kieno. Ir datą. Ir būtinai nurodom, į kur yra viršus, kur apačia, nes tai yra labai svarbu skaitimui. Taigi atverčiam lapą į švarią pusę. Ir ką mes darom? Mes paleidžiam laikmatį 1 minutei ir iš bet kurios lapo vietos pradedam užsimerkę, užmerkiam akis. Aš jums čia užpaišau tokį dalyką, užsimerkiam ir 1 minutę piešiam linijas visokias, kuo įvairesnės lape. Atkreipiu dėmesį, kad negali būti vien tik, pavyzdžiui, ištisai kilpos arba vien tik aštriai, vien tik tokiais dalykais, arba vien tik bangom. Stenkitės, kad linijos būtų kuo įvairesnis. Ir aštriai, ir kilpos, ir bangom, nes kuo daugiau visokių linijų, tuo daugiau informacijos skaitimui. Taigi užsimerkiam, piešiam visokias linijos 1 minutę ir jeigu jūs netyčia išėjot už lapo ribų, nieko baisaus. Nesustojam, grįžtam atgal į lapą ir toliau piešiam. Aš jums taip kitam lape papasakosiu, ką daryti su tais išėjusiais už lapo ribų. Taigi va. Neužbaigtas linijas grąžinam ir sujungiam su linijų susikirtimais. Tai prasme, jeigu jūs išėjot šitoj pusėj, tai jūs grįžtat į bet kurio linijų susikirtimą, kad kontūras turi būti uždarytas. Dar matot, va čia yra neužbaigta linija, čia yra neužbaigtos linijos. Jos visos turi būti užbaigtos. Tuoj parodysiu kaip.
Va, ir neužbaigtas linijas lygiai taip pat arba sujungiam tarpusavyje, arba sujungiam pradžią su galu, arba gražinam į susikirtimą. Ta prasme, kontūras turi būti uždarytas. Tai va, kai jūs jau atsimerkėt, pamatot neužbaigtas linijas, tai jas užbaigiam jau atmerktom akim. Toliau spalvinimas. Čia irgi atskira taisyklė. Dabar su kaip spalvinti užmerktomis akimis ir atmerktomis. Mes baigiam daryti kontūrą. Toliau mes išsitraukiam iš dėžutės, užsimerkiam, jo. Iš dėžutės ištraukiam vieną pieštuką, atsimerkiam tada. Va, nupaišau, kad atsimerkiam, jo. Atsimerkiam ir nuspalvinam nuo 1 iki 12 laukelių. Laukeliai tai čia yra atskiros tokies šitas uždaro kontūro linijos. Jo, vienas laukelis, antras laukelis, va čia mažiukas irgi laukelis, čia laukelis, va kiekvienas laukelis turi būti nuspalvintas atskira spalva. Kas dar yra svarbu, šalia negali būti vienodos spalvos laukelių. Atkreipiu dar kartą dėmesį, ta prasme šalia negali būti vienodos. Šalia gali skirtis per toną, pavyzdžiui, čia va, šviesiai mėlyna, čia jau tamsiai mėlyna. Tada gali būti vienoda spalva, bet šiaip turi skirtis. Piešinys turi priminti vitražą. Kad būtų kaip iš atskirų stiklo gabaliukų. Jis negali būti ištisai, pavyzdžiui, nuspalvintas. Taip nedarom. Taip negalima. Turi būti atskirais laukeliais. Taigi mes nuspalvinam nuo 1 iki 12 laukelių. 1, 2, 3 arba ten 4, 5, 6. Jo, ir svarbiausia, kad jie nesusiliestų tarpusavyje. Tada pieštuką dedam atgal į dėžutę, vėl užsimerkiam, traukiam naują pieštuką, atsimerkiam ir vėl spalvinam nuo 1 iki 12 laukelių. Nebūtinai nuo 1 iki 12, gali būti bent jau 3 laukeliai, bent jau 2 laukeliai. Būna taip, kad tu trauki tą pačią spalvą, kuri jau atsibodo, kuri nepatinka, į kurią užžiūrėti negali, bet tu negali jos padėti atgal. Tu vis tiek turi nuspalvinti nuo 1 bent iki 3 laukelių su tuo pačiu pieštuku. Jeigu jis tavo ateina, jis reiškia, tau turi reikšmę. Reiškia, jis kažką apie tave sako. Todėl reikia būtinai su juo bent kažkiek paspalvinti. Toliau spalvinimas pats turi būti tolygus, jo, vienodas. Negali būti jokių šešėlių, jokių štrichų, jokių perėjimų, jokių šviesiau tamsiau. Turi būti vienoda spalva kaip plakatas, ne kaip spausdinys. Kuo tvarkingiau tai padarysi, tuo bus geriau. Žodžiu, jokių improvizacijų. Turi būti nuspalvinta vienodai. Kiekvienas laukelis turi turėti atskirą spalvą ir negali susilieti kartu šitos spalvos. Ta prasme, jūs gali sueiti tik tais per bučinuką, tai per aštrų kampą, bet jokių būdų ne per kraštinę. Per kraštinę turi būti skirtingos spalvos. Toliau. Čia jau yra pavyzdys, kaip atrodys jūsų piešinys, atkreipkite dėmesį, čia turbūt ne visai iki galo buvo supratusi taisyklės. Va, čia matosi, kad nepravestas iki susikirtimo. Va, nu čia, bet jau teisingai nuspalvinta, kad visi laukeliai atskiri, jo, nėra vienodų spalvų šalia. Va, ir jau šitas fraktalas yra skaitomas, jau tinkamas skaitimui. Parodysiu daugiau pavyzdžių. Kartais vedu festivaliuose fraktalinį piešimą, tai čia yra iš Debesų pievos. Vedžiau porą kartų tenai fraktalinį piešimą ir čia yra iš dalyvių. Tai va, tai pasižiūrėkit, kaip gali atrodyti fraktaliniai piešiniai iš dalyvių. Kad dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad va čia, pavyzdžiui, yra neteisingai padaryta. Jokių žymėjimų geroje lapo pusėje nedarom. Piešinys turi būti vienintelės toje pusėje ir tvarkingas. Jokių žymėjimų, papildomų kažkokių parašymų nedarom. Tokių dalykų negalima. Tai galima daryti kitoje lapo pusėje, kur jūs užrašė datą ir vardą. Ten galima daryti kažkokius žymėjimus ir pabandymus.
Šitoje lapo pusėje daryti negalima. Čia kažką jau irgi buvo rodžius. Toliau, kad dar nepasakiau, kad nepiešim atpažįstamų dalykų. Ta prasme, mes nepiešiam kažkokių tai paukštukų, žvaigždučių, gėlyčių. Tokių dalykų nedarom. Tai pažymėsiu, kad būtų aišku vizualiai. Gėlyčių, ne visokių. Nepiešiam paukščiukų visokių kažkokių tai. Čia paukščiukų kažkokių tai jo. Irgi nepiešiam, jokių nedarom, jokių drugelių kažkokių tai nedarom. Kad neturi būti jokių atpažįstamų simbolių. Jokių. Šitų nedarom. Piešinys turi būti abstraktus. Paskui, kai mes jau skaitysim piešinį, pavyzdžiui, čia jis primena vėžlį. Mes jau galim ieškoti į ką panašus simbolių. Ne? Jis jau gali būti kažkoks skaitymo elementas, kad čia vėžlys kažkoks į priekį. Va čia toks kaip sraigė į priekį, arba dramblys netgi gaunasi. Bet mes jau ieškom po to, kaip piešinys nupieštas. O piešimo metu mes nedarom jokių atpažįstamų elementų. Tai va, čia kaip atrodo kaip pėdos kokios, ne? Į priekį, bet čia irgi žmogus piešia užmirktom akim. Ir pas jį taip gavosi, bet iš tikrųjų jinai pačių pėdų niekas nepiešė jinai. Tai va, pažiūrėkit, kokie gaunasi skirtingi. Va čia žmogus negražino liniją atgal, čia reikėtų gražinti ir čia reikėtų gražinti, va, atgal į piešinį kažkur iki susikirtimų. Va, kad gautųsi tokios kažkokios tai erdvės. Bet to nepadarė. Bet piešinys šiaip ir kitaip yra skaitomas. Žodžiu, stenkitės kuo daugiau pagal maksimaliai daryti pagal taisyklės. Nes kuo arčiau taisyklių, tuo lengviau įskaitomas piešinys. Čia vėlgi va, buvo nukrypę nuo už lapo ribų ir jau kažką bandė gražinti. Va čia linija ant viršaus uždėta. Jo, bet kas yra svarbu, va čia aš jau žymėjau, šitokius dalykus nespalvinam. Grįšiu biškelį atgal prie savo schemos. Va čia, kai pas jūs susidaro tokia kišenė, jos nespalvinam. Jinai turi būti nenuspalvinta. Nes, ta prasme, jeigu jūs čia nuspalvina, tada gaunasi, kad kažkur tai ten toliau yra kažkokia tai neužbaigta erdvė ir tada kontūras išeina neuždaras. Todėl mes šitos dalies čia nespalvinam. Čia turi būti tuščia, jeigu jūs gražinat linijas atgal į lapą. Tai va, tai toliau vėl žiūrim piešinius, čia kaip pavyzdžiai, ne, va čia pas žmogų gaunasi kišenės, viena kišenė, antra kišenė, tai irgi turi reikšmę, kažką sako apie žmogų. Va, čia man atrodo labiau nukirpo man, kai kėliau į šitą programą, man čia biškį nukirpo piešinį. Toliau pasižiūrėkit, kokie jie gaunasi pagal formą skirtingi, pagal dydį. Nu va, kokie jie gaunasi. Skirtingi pagal formą, pagal koloritą, ne, skirtingi pagal tai, kaip jie spalvina, pagal kruopštumą. Visa tai turi reikšmės, visa tai yra skaitoma. O čia žiūrėkit, kaip drugelis kažkoks gavosi, jo, su sparnais. Čia kaip ryškus koksai, pažiūrėkit, kaip skiriasi visi fraktalai. Atrodo, pieštukai tai buvo tie patys visiems. Turėjau vienodus pieštukus visiems, o spalvina kaip skirtingai. Skirtingų intensyvumų, skirtingos linijos. Taigi atkreipkite dėmesį, kad jie visi atrodo labai skirtingai, piešti visi užmerktomis akimis ir jūsų variantas irgi bus nenuspėjamas. Taigi tiek šiai dienai apie fraktalinį piešimą. Kviečiu jungtis prie mano praktikų ir kelti savo savivertę, o kartu ir pajamas. Kviečiu dalintis šio video, dėti patiktukus ir jungtis prie mano bendruomenės. Iki sekančio vaizdo įrašo.